gavau iš Dievo žodį. Visą savaitę praktiškai brandinau širdį. Žinote, tokia gana sunkoka savaitė buvo, bet noriu pasakyti, kad mes visi esam nuolatiniai kovoje. Nuolatiniai kovoje. Jeigu mes nesam kovoje, tai kažkas ne taip. Kažkas blogai yra. Jeigu mūsų nesupa kovos laukas, jeigu mes nesam kovotojai, tai kažkas yra blogai su mumis. Ir žinot, čia galbūt jums atrodo juokingai, bet tiesiog kaip ėjo savaitė dienos. Pirmadienį pravariau mašinos technikinę, viskas gerai, viskas tvarko. Nukrito insurances mašinos. Žodžiu, aleliuja, Dievas geras, palaiminimai iš Dievo tik byra, aš tik nespėjau gaudyti. Antradienį, taip, viskas gerai. Trečiadienį nueinu sveikatos pasitikrinti ir viskas yra lyg ir gerai, bet nesijaučiau labai gerai paskutinius 2 mėnesius. Ir tiesiog pasakė, ką aš galbūt ir taip žinojau, kad su širdim nėra labai gerai. Dar daktaras pasakė, kad esu storas mandagiai, labai mandagiai. Sakė, turėčiau susirūpinti, ką valgau. Bet iš tikrųjų nesijaučiu labai kūniškai, labai gerai nesijaučiu. Ar čia taip galima sureikšti. Būna svaigsta galva, dažnai labai stipriai akis aptemsta paskutiniu metu. Bet sakau, vis tiek šlovė Dievui dėl to, kad man tai yra kova, man tai yra kažkas, kodėl aš turiu liūdėti dėl to, kad kažkas yra negerai. Reikia vis tiek džiaugtis. Ir penktadienį vėl, atrodo, šventosios dvasios vakaras, viskas tvarkoja, grįžtu namo ir kažkas vėl supa, kažkas, tokie, negeri visokie dalykai ir neinu užmygti. Ir tokie labai negeri jausmai, ir tiesiog toks iš vidaus, toks noras veržiasi. Ir atrodo, lyg ne aš netgi šnekėčiau, bet kad noriu pasiduoti, nebenoriu kovoti, nebenoriu būti pastorium, nebenoriu, kad bažnyčia būtų, toks kaip vaikas, nebenoriu. Ir save atrandi tiesiog ir viskas. Bet tu esi nuolatiniai tokie kovoje ir visą laiką kažkas aplinkui tave vyksta. Ir aš galvoju, kad tai yra gerai. Aš galvoju, kad taip ir turi būti. Negali būti, kad tau viskas būtų gerai. Ir praeitas pamokslą girdėjau, vienas žmogus pamoslavo mūsų bažnyčiai rytiniai. Sako, velnias puola tas bažnyčias, kurios daro gerus darbus, kurios daro Dievo darbus. Ir bando suskaldyti tas bažnyčias ir bando suskaldyti tos žmonės. Ir atskirai, individualiai, taip pat, jeigu tu darai nepaprastą darbą dėl Dievo, jeigu tu tikrai kovoji gerą kovą dėl jo, tai tu būsi nuolatiniam kare, nuolatiniam išbandyme, nuolatiniam mūšyje. Jeigu tu darai teisingą žingsnį, šėtonas daro neteisingą žingsnį šalia tavęs. Ir tai yra normalu. Tai mes esame nuolatiniai kovoje su kuo? Su nuodėme. Mes esame nuolatiniai kovoje su nuodėme, nuolatiniai kovoje su pagundimu. Visą laiką šėtonas parašyta, saugokitės, išlikit budrus ir blaivus, nes šėtonas kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui jūs tikodamas kažką pagriebti. Ką nors iš jūsų pagriebti. Tai jis nuolatos aplinkui ir nuolatos reikia saugotis, nuolatos būti budriems, nuolatos išlikti blaiviems ir pasiruošusiems. Ir aš galvoju, o jeigu pasiduočiau, ar tai yra kova, kokią Dievas norėtų, kad aš kovočiau? Ar tai yra kova, kokią Dievas norėtų, kad tu kovotum? Pasidavimas? Pasidavimas tai yra šėtono pergalė ir tave jis, aišku, paliks galbūt ramybė. Ir gal pagerės tavo situacija, gal net pagerės tavo savijauta. Gal kažkoks džiaugsmas ateis, bet argi tai džiaugsmas? Ne, Dievas nori, kad mes atsistotumėm prieš šėtoną, atsistotumėm prieš piktasias dvasias, atsistotumėm prieš visus jo karius
ir eitumėm, ir kovotumėm, ir bėgtumėm, ir kovotumėm gerą tikėjimo kovą. Pasidavimas nėra laimėjimas, pasidavimas yra pralaimėjimas, labai jau logiška čia. Atsiverskim Bibliją, 1 Samuelio knygą, 15 skyrių, nuo 1 eilutės. 1 Samuelio, 15 skyrius, nuo 1 iki 26 eilutės. Dieve, meldžiu, kad tu liestum mūsų savo žodžiu šį vakarą. Kad tu kalbėtum mūsų širdis, stiprintum jas, pasiektum širdies gelmes, pasiektum tas vietas, kurias reikia keisti. Tėve, kai tu kalbėsi šį vakarą, mes trokštam gaudyti tavo žodį ir kad jisai įkristų mums į širdį, Viešpatie. Ir meldžiam tave šventoji dvasia, kad tu sustiprintum mūsų raumenis, sustiprintum mūsų kaulus, kad mes galėtumėm vykdyti jo žodį. Amen. 1 Samuelio, 15 skyrius nuo 1 eilutės. Samuelis tarė Saului: mane Viešpats siuntė tave patepti karaliumi jo tautai Izraeliui. Taigi dabar klausyk Viešpaties žodžio. Taip sako kareivijų Viešpats: aš prisimenu, ką Amalekas padarė Izraeliui, kaip jis tykojo kelyje, kai tas žygiavo iš Egipto. Dabar eik ir užpulk Amaleką ir visiškai sunaikink viską, kas jam priklauso, nieko nesigailėdamas. Išžudyk vyrus, moteris, vaikus ir kūdikius, jaučius, avis, kupranugarius ir asilus. Saulius surinko žmonės Telaime ir juos suskaičiavo. Buvo 200 000 pėstininkų ir 10 000 vyrų iš Judo giminės. Tuomet jis atėjo prie Amaleko miesto ir slėnyje paliko pasalą. Kenitams jis tarė: pasitraukite nuo amalekiečių, kad jūsų nesunaikinčiau kartu su jais. Jūs buvote draugiški izraelitams, jiems einant iš Egipto. Kenitai pasitraukė nuo amalekiečių. Saulius sumušė Amaleką nuo Havilos iki Šūro apylinkių ir rytus nuo Egipto. Amaleko karalių Agagą jis paėmė gyvą, o visus žmonės sunaikino kardu. Bet Saulius ir žmonės nepagailėjo Agago, geriausių avių, galvijų, penimų avinų ir apskritai viso, kas buvo gera, jie nenorėjo sunaikinti. Kas buvo nedidelės vertės, tą jie visiškai sunaikino. Tada Viešpaties žodis atėjo Samueliui: gailiuosi Saulių padaręs karaliumi, nes jis nusigręžė nuo manęs ir neįvykdė mano įsakymų. Tai nuliūdino Samuelį ir jis šaukėsi Viešpaties visą naktį. Atsikėlęs anksti rytą jis nuėjo pasitikti Sauliaus. Samueliui buvo pasakyta: Saulius nuėjo į Karmelį, ten pasistatė paminklą ir iš ten jis nuvyko į Gilgalą. Samueliui atėjus Saulius jam tarė: būk palaimintas Viešpaties, aš įvykdžiau Viešpaties įsakymą. Samuelis klausė: tai ką tada reiškia tas avių bliovimas ir galvijų baubimas, kurį girdžiu? Saulius atsakė: iš Amaleko jie atsivarė juos, nes žmonės išsaugojo geriausias avis ir galvijus, norėdami paaukoti juos Viešpačiui, tavo Dievui. Visą kitą mes visiškai sunaikinome. Samuelis tarė Sauliui: palauk ir aš pasakysiu tau, ką Viešpats man šiąnakt kalbėjo. Ir jis atsakė: kalbėk. Samuelis tarė: kai tu buvai mažas savo akise, tapai Izraelio giminių galva ir Viešpats tave patepė Izraelio karaliumi. Ir jis siuntė tave į kelią, sakydamas: eik ir visiškai sunaikink Amaleko nusidėjėlius, kariauk su jais iki visai juos išnaikinsi. Kodėl nepaklausai Viešpaties balsui ir puolei prie grobio, piktai pasielgdamas Viešpaties akise? Saulius atsakė Samueliui: aš juk paklusau Viešpaties balsui ir ėjau keliu, kuriuo Viešpats mane siuntė. Aš parsivedžiau Amaleko karalių Agagą, o amalekiečius visiškai sunaikinau. Bet žmonės ėmė iš grobio
geriausias avis ir galvijus, kurie turėjo būti sunaikinti, norėdami aukoti viešpačiui, tavo Dievui Gilgale. Samuelis atsakė, argi viešpats labiau vertina deginamąsias aukas ir atnašas, negu paklusnumą viešpatės balsui? Paklusti yra geriau negu aukoti ir klausyti yra geriau už avinų taukus. Nepaklusnumas yra kaip žiniavimo nuodėmė ir užsispyrimas yra kaip stabmeldystė. Kadangi tu atmetei viešpatį žodį, jis atmetė tave, kad nebūtum karaliumi. Saulius atsakė Samueliui, aš nusidėjau, nes nepaklausiau viešpatės įsakymo ir tavo žodžių, bet bijodama žmonių paklausau jų balsui. Prašau, atleisk mano nuodėmę ir grįžk su manimi, kad galėčiau pagarbinti viešpatį. Bet Samuelis atsakė Sauliui, aš neisiu su tavimi, kadangi tu atmetei viešpatės žodį, viešpats atmetė tave, kad nebūtum Izraelio karaliumi. Turim sugrįžti prie 2 ir 3 eilutės. Parašyta, taip sako kareivijų viešpas, aš prisimenu, ką Amalekas padarė Izraeliui, kaip jis tykojo kelyje, kai tas žygiavo iš Egipto. Dabar eik ir užpulk Amaleką ir visiškai sunaikink viską, kas jam priklauso, nieko nesigailėdamas, išžudyk vyrus, moteris, vaikus ir kūdikius, jaučius, avis, kupranugarius ir asilus. Kodėl Dievas buvo taip stipriai nusiteikęs prieš Amaleką? Kodėl jisai taip stipriai buvo nusiteikęs prieš šitą tautą? Jisai turėjo kažką labai didelio prieš šitą tautą ir jisai laikė didžiulį pyktį ant šitos tautos, nes norėjo ją nušluoti nuo žemės paviršiaus. Ir šiandien daugelis sakytų, kokią teisę turi viešpas. Aš sakyčiau šitai, viešpas turi neapsakomai didžiulę kantrybę su žmonėmis. Jis turi neapsakomai didelę kantrybę su tautomis. Jis turi neapsakomai didelę kantrybę su nuodėmingom tautom, o Amalekas buvo nuodėminga tauta, baisiai nuodėminga tauta. Kad mums dar aiškiau suprast, mes turim grįžti šiek tiek atgal, turim truputį istorijos pasakyti, kas buvo Amalekas. Visi žinom Jokūbo ir Ezavo istoriją. Jokūbas ir Ezavas buvo Izaoko sūnus. Ir Dievas yra pasakęs, kad Jokūbą jisai labai stipriai mylėjo, o Ezavo jisai nekentė. Jokūbą jisai mylėjo, o Ezavo nekentė. Kodėl? Dėl to, kad Ezavui visai nerūpėjo palaiminimas iš Dievo. Ezavui visai nerūpėjo, kad Dievas jį sukūrė, jis prieš jo akis nestovėjo Dievo baimė. Nes buvo toks įvykis, kai jis buvo žiauriai alkanas, jis atidavė savo palaiminimą, jis atidavė savo pirmagimystės teisę. Jis pardavė ją už sriubos puodelį. Jam buvo visiškai nusišvilpt dėl jo palaiminimo, dėl Dievo palaiminimo. Amalekas yra Ezavo anūkas. Ir kaip anūkas jisai labai toli nuo jo nepasitraukė, nuo to nuodėmingo kelio. Kaip yra, kaip girdėjom posakį, kad obuolys netoli krenta nuo obels. Tai taip pat yra Amalekas. Amalekas buvo baisiai nuodėminga tauta. Visiškai prieš jų akis nestovėjo Dievo baimė. Ir šiandien jūs sakysit, tai ką, tai Dievas už tai gali nušluoti. Tai Dievas taip pat pasielgė su Sodoma ir Gomora. Bet kaip buvo iš pradžių, juk Abraomas, jis tarsi kovojo su viešpačiu, sakydamas, Tėve, pasigailėk Sodomos ir Gomoros. Jeigu atrasi ten nors 50 teisių, ar tu pasigailėsi Sodomos ir Gomoros? Sako, taip, pasigailėsi, jeigu rasiu 50 teisių. Ir nerado. Jis nerado ten nei vieną, apart Lotą ir jo žmonos ir jo šeimos. Ir jisai jo sunaikino. Taip pat ir žinom apie Ninevę. Ninevę jisai norėjo sunaikinti ir jisai davė jim progą atsiversti. Nes Ninevės kaltės, Ninevės nuodėmės pasiekė Dievo ausis. Yra tam tikras lygis, kuriame tu dar gali stovėti ir tarsi Dievas vis dar į tave žiūri ir lyg ir viskas tvarkoja, bet jeigu tas lygis biškiai išauga,
Tas nuodėmingumas tavo dar labiau pakyla, kai tu visiškai pradedi susitepti ir maišyti su pasauliu, tada Viešpats pastebi tai. Ir tada tu jau turi šansą atsiversti, nes jis sako, aš atgailaujančio širdies neatmetu. Bet jeigu ten nėra atgailaujančios širdies, jis tą tautą sunaikins. Jis tą tautą ištrauks, išraus iš žemės paviršiaus ir iš istorijos. Ir mes žinom apie Joną, šitą liūdnai pranašą, kuris labai jau apgailėtinai elgėsi visoje toje knygoje ir jisai paskelbė apie Dievą, kad juos sunaikins ir visa Ninevė atsivertė ir Dievas jų pasigailėjo. Bet Amalekas buvo visai kitokie. Amalekas buvo tokia nuodėminga tauta, tokia beddievė tauta, tokia beddvasia tauta. Jie buvo laikomi žydiškose raštuose buvo parašyta, kad jie buvo tarsi ta abejinga akis. Amalekas, abejingoji akis. Jiems buvo visiškai vienodai ant visko. Pranašas Balaamas yra pasakęs Skaičių knygoje 24 skyriui. 24 skyriui 22 eilutė. Jis išpranašavo šitaip. Bet ir jūs kažkur aš čia pasimečiau. Skaičių 24, 22. Atsiprašau, kažką netaip užsirašiau. Jis išpranašavo apie Amaleką, jis sako, tu būsi pirmoji tauta tarp tautų, bet taip pat būsi paskutinioji. Ir ar pirmoji, ar paskutinioji, tai visiškai nesvarbu, mes žinom tik vieną dalyką iš Biblijos, kad Amalekas buvo pati pirma tauta, kuri pasipriešino Izraeliui, kuri užpuolė Izraelį po perėjimo per Raudonojo jūrą. Žodžiu, jie tęsė Egipto faraono keliais. Jie norėjo sunaikinti Izraelį. Jie puolė Izraelį. Dvasinė kalba šnekant, Amalekas buvo pasaulio miestas, o Izraelitai buvo Dievo miestas. Ir Dievo miestas nuolatos kovoja su pasaulio miestu. Ir taip yra šiandien. Nes jūs manęs galite paklausti, ką tai turi su šiandiena, ką tai turi su realybė. Šiandieną mes diena iš dienos kovojam su amalekiečiais. Diena iš dienos mes kovojam su abejingumu. Diena iš dienos mes kovojam su nuodėme, apie kurią aš šnekėjau, ir apie visus pagundimus. Tai yra Amaleko dvasia. Tai yra ta bedievė, ta per mažai baimės prieš Dievo dvasia. Amalekas yra šiandien ir jisai yra aplink mus. Ir šiandien Dievas mus kreipiasi ir sako, kaip sakė Sauliui, eik ir sunaikink ir nepasigailėk nei vieno. Taip reikia kovoti su pasauliu, taip reikia kovoti su pagundimais, taip reikia kovoti su nuodėme, neduot vietos šėtonui, Jėzus sako. Neduokit vietos šėtonui, nesuabejokit, nesudrebėkit. Amalekiečiai, jie buvo kariai, tačiau jie buvo bailiai, nes yra parašyta Biblijoje, kad kai jie išėjo, jie puolė tik tą uodegą izraelitų. Tie, kurie buvo patys silpniausi, jie buvo už nugaros. Vaikai, moteris, senieji šitie žmonės. Jie puolė juos, jie nepuolė karių, jie nepradėjo pulti nuo karių. Jie puolė tuos, kas yra silpnieji. Bet juk taip pat ir šėtonas šiandien, jisai nepuola stipraus, taip, jisai puola stiprų, bet jam labai rūpi tuos, kuriuos jis dar gali labai greitai paimti. Jisai atakuoja tuos, kurie yra silpnieji. Dievas prisiekė Išėjimo knygoj 17 skyriui. 17 skyrių 16 eilutė, jis pasakė,
Viešpats prisiekė ir jis kariaus prieš amalekiečius per kartų kartas. Jis kariaus prieš amalekiečius per kartų kartas. Amalekiečiai nekentė Izraelio. Ir oi, kaip yra blogai nekęsti Izraelio. Kaip yra blogai nekęsti Dievo žmogaus. Nes taip išeina, kad tu nekenti pačio Dievo. Nes tu stovi prieš Dievą. Kai mūsų kažkas nekenčia, mes turim melstis už tą žmogų. Dėl to ir yra parašyta, dėl ko mes turim melstis už tuos, kurie mūsų nekenčia. Nes jie nekenčia ne mūsų, o Dievo. Jie atsistoja prieš Dievą, jie atsistoja prieš mus, bet Dievas yra už mus. Reiškia, atsistoja prieš Dievą ir oi, kaip yra negerai nekęsti Dievo, kaip yra negerai priešintis prieš Dievą. Ir kaip yra negerai tiem, prieš kuriuos Dievas priešintis. Dėl to visada reikia melstis už tuos, kurie mūsų nekenčia. Ne amalekiečius. Už nuodėmę mums nereikia melstis. Bet dažnai šėtonas naudoja žmones, o žmogus, jisai yra potencialus išgelbėjimui. Ir dėl to mes už juos turim melstis. Mūsų ginklas yra tikėjimas, kurį mes gaunam iš Dievo. Tai yra vienintelis ginklas prieš Amaleką. Tai yra vienintelis ginklas prieš nuodėmę, tai yra vienintelis ginklas ir pasipriešinimas prieš šėtoną tikėjimas. Kas tu toks esi? Tu esi Dievo vaikas, tu esi išgelbėtas. Ant tavęs yra Jėzaus Kristaus kraujas, tavyje gyvena šventoji dvasia ir daug stipresnis yra tas, kuris yra tavyje, negu tas, kuris yra pasaulyje ir tas, kuris prieš tave stovi. Mūsų ginklas yra tikėjimas. Žinot, kas yra labai įdomu, kai Dievas tave siunčia į mūšį, kai Dievas tave siunčia sunaikinti kažko, kai Dievas tau sako, atsistok prieš šitą nuodėmę, tai tu jau nugalėjai. Tai tu jau nugalėjai, tau tik reikia paimti šitą pergalę. Tau nereikia laimėti pergalės, kurią tau Dievas davė. Kai Dievas duoda pergalę, tau ją reikia priimti. Paklus Dievo žodžiui. Paklus Dievo žodžiui, ko Saulius nepadarė. Jis galėjo laimėti pergalę. Jis galėjo paimti tą pergalę. Ta pergalė jau buvo čia priepat. Bet jisai nepakluso Dievo žodžiui. Taip pat ir mums. Ir šiandien skambės Dievo žodis. Šiandien tikrai skambės Dievo žodis. Aš gavau iš Dievo keletą sakinių, kuriuos norėsiu jums atiduoti. Ir tai yra stiprus žodis, ir tai yra žodis, kurį mes pasirinkam, ar jį mums išgirst, ar mums jį geriau neišgirst. Jeigu mes išgirsim tą žodį, mes geriau pakluskim tam žodžiui. Ką Saulius padarė ne taip? Saulius paliko Agagą, karalių, gyvą. Ir jis nesunaikino Amaleko. Nes tolimesnėje knygoje ir 2 Samuelyje Dovydas kovoja prieš Amaleką. Jis nesunaikino tautos. Kaip čia yra parašyta ir kaip jisai sakė, kad sunaikino visus amalekiečius. Taip neatsitiko. Nes Dovydas toliau tęsė tą pačią kovą. Saulius taip pat pabijojo žmonių. Jis pabijojo žmonių, savo tarnų pabijojo, savo karių pabijojo. Jis juk karalius. Jį žmonės žvelgia su pagarba ir su baime. Bet jis žiūrėjo juos su baime. Ir jis bijojo jų. Jis nepakluso Dievo žodžiui. Ir šiandien mes dažnai nepaklustam Dievo žodžiui ir nepasakom, ką mes turėtume pasakyti tik dėl baimę žmonių. Ir tai yra labai blogai. Taip pat, ką jisai dar labai blogai padarė, jisai leido jiem pasimti avinus, nupenėtus avinus, veršius ir avis. Kad aukot Dievui, tai, kas sutepta, tai, kas turėjo būti sunaikinta, tai, kad Dievas pareikalavo sunaikinti, jis darė kunigo darbą. Nors Saulius buvo iš Benjamino giminės, ne iš Levitų. Jis darė kunigo darbą. Tai nebuvo jo darbas. Galim ginčytis. Levitai gali tau, ta kunigų tauta, jie gali tau duoti leidimą eiti ir aukoti, kaip ir buvo duotas Dovydui leidimas eiti ir aukoti.
Bet Sauliui neleido. Ir taip pat žinom istoriją, kas buvo tarp Samuelio ir Sauliaus, kai Samuelis jiems sakė, 7 dienas lauk ir neaukok ir nieko nedaryk. Lauk manęs, kol aš ateisiu ir mes paaukosim viešpačiui auką ir tada aš tau pasakysiu, ką turiu daryti. Ir Saulius laukė 5 dienas, 6 dienas, 7 dienas ir Samuelis neateina, o aplinkui jau priešai ir jisai galvoja, ką daryti ir jisai paaukoja auką, deginamąją auką. Tai yra prakeikimas, nes ne jisai turi aukoti, turi kunigas pagal įstatymą. Čia dabar truputį tokios informacijos. Bet tai yra nepaklusimas Dievui. Ir tada Samuelis ateina ir sako, ką tu padarei, aš taugi sakiau, palaukti. Dievas išbandė Saulių. Dievas išbandė ir dar kartelį Saulių. Roberta manęs paklausė, sako, matai, Dievas gailėjosi, kad Saulių padarė karaliumi. Taip, Dievas gailisi. Dievas yra asmuo, Dievas jaučia. Praeitą kartą sakiau, ką daro meilė? Meilė viskuo viliasi, viskuo tiki. Meilė viliasi Saulium. Troško, kad Saulius paklustų, kad Saulius gautų dar vieną šansą. Ir tada Dievas gailėjosi, kad Saulių padarė karaliumi. Ir tada jo išsižadėjo. Ir Saulius, argi Saulius net gailavo, mes pasakysim. Saulius sako, atleisk man už šitą nuodėmę, už šitą nepaklusimą. Atleisk man. Bet tai nebuvo atgaila. Tai nebuvo tikra atgaila, nes Dievas atgailaujančius priima. Bet Sauliui jisai atmetė. Tai nebuvo atgaila. Tai nebuvo iš tyros širdies, tai nebuvo atgailaujanti širdis. Nes Dovydas kaip karalius, jis buvo gal net labiau susimovęs prieš Dievą negu pats Saulius. Tik Dovydas vėl ir vėl klupėjo ant kelių, greičiausiai jo keliai buvo mėlyni, čia turėjo būti mazoliai ant kelienų. Jis nuolatos atgailoja buvo Dovydas. Ir dėl to Dovydas nuolatos gailėjosi, Saulius nebuvo atgailoja. Jis neatgailavo ir jeigu skaitysim ten toliau, tam pačiam 15 skyriui, jūs pamatysit tai, ką aš sakau. Kad jisai tikrai neatgailavo. Jisai vertė, Samuelis sako, eik paskui mane, aš esu karalius. Samuelio žodžiai, tu buvai mažas savo akise, tada tave Dievas padarė karaliumi, kai tu buvai mažas akise. Ką Saulius padarė? Jis pasistatė savo paminklą. Saulius pasistatė savo paminklą. Kam žmogui reikalingas paminklas? Man tai čia toks nesuprantamas dalykas. Aš gal pasigilinsiu į tai ir ateisiu su kažkokiu atsakymu, bet man šiandien tai yra žiauriai nesuprantama, kam žmogui reikalingas paminklas. Man. Pastatykit man paminklą. Arba jeigu ne, tai aš pats pasistatysiu. Saulius nepakluso Dievui. Klausimas, kurį aš gavau iš Dievo, ir aš kovojau su to klausimu labai stipriai. Ar yra tavo gyvenime dalykų, kuriems Dievas įsakė mirt, bet jie tebėra gyvi. Jie teberodo gyvybės ženklus. Ar yra kažkas mūsų gyvenime, kas Dievo žodžiu turėjo būti mirę, bet mes leidžiam jam gyventi? Saulius pasiėmė Agagą, pasiėmė tuos gyvulius, kad aukotų Dievui, pamatė, kad tai yra gera. Galvojo, kad tai yra gera. Agagas strategiškai kalbant, tikriausiai buvo geras laimikis, nes jisai buvo karalius ir jisai žinojo visas paslaptis amalekiečių. Strategiškai kalbant, žiūrint iš pasaulio akių, tai buvo visai naudingas laimikis. Ir Saulius galbūt taip ir galvojo. Taip pat ir visą tai, kas buvo gera, jie norėjo aukoti Dievui. Dėl to šiandien mus ir vėl kankina tas pats klausimas. Kas geriau? Kas geriau? Ar eiti į bažnyčią ir girdėti žodį ir nepaklusti jam? Ar eiti į bažnyčią ir aukoti Dievui, tačiau nepaklusti jam? Ar eiti į bažnyčią, šlovinti Dievą, tačiau nepaklusti jam?
kai tu atneši auką, ar ta auka yra iš tavo širdies, ar ta auka yra melaginga auka. Aš girdėjau apie žmonės, kurie sukčiauja, kurie slepia mokesčius arba gaudinėja šitą anglų valstybę, kad galėtų bažnyčia daugiau paaukoti, kad galėtų dešimtinę aukoti, kad galėtų bažnyčia daugiau paaukoti. Ir tai yra žiauriai neteisinga prieš Dievą, ir Dievui tai žiauriai nepatinka. Ir žmogau, jeigu tu taip darai, geriau tu to daugiau taip nedaryk. Aš turiu tikėjimą jomis ir aš žinau, kad jūs taip padarėte. Bet yra žmonių, kurie taip daro. Jie galvoja, kad tai yra gerai. Tai yra nupenėta avis, tai yra nupenėtas veršis. Tai yra tai, kas yra gera pasaulyje. Ir galbūt tai patiks Dievui, bet tai Dievui labai labai nepatinka. Jis to negali pakęsti. Taip pat ir kitas dalykas, jeigu mes turim kažkokį pyktį vienas ant kito, arba kai mes laikom kažką negero vienas prieš kitą ir mes ateinam ir šlovinam Dievą, mes jo nešlovinam. Mes jo tikrai nešlovinam. Mes jam nedainuojam ir mūsų giesmių jis negirdi. Ir kai meldžiamės, jisai maldų negirdi, mūsų maldos jo nepasiekia. Jeigu mes ateinam su netyra širdim, jeigu mes ateinam su kažkokio tai akmeniu širdim, jeigu mes ateinam su purvinom rankom arba purvinom lūpom, jis to negirdi. Dėl to yra taip gerai pagalvoti ar pabūti su savim bent valandą prieš bažnyčią, bent valandą prieš kažkokį susitikimą, prieš šlovinimo vakarą ar prieš maldos vakarą. Tiesiog pabūti vienas su savim ir pažiūrėti save blaiviom akim. Ar aš esu tinkamas šiandien ateiti? Ar mano buvimas nesugadins visko? Ar mano buvimas šventųjų tarpe nebus suteršimas to šventųjų tarpe? Ir tai yra be galo svarbu, dėl to šiandien žmonės pažiūrėkim stipriai, blaiviom akim, pažiūrėkim į savo širdis ir užduokim šitą klausimą savo. Ar mano gyvenime dar yra tai, kas turėjo būti mirę pagal Dievo žodį, bet aš leidau tam gyventi, bet aš leidau jam gyventi. Ar dar yra kažkas mano gyvenime? Ar tikrai dar yra kažkas mano gyvenime, kam aš leidžiu klestėti, o kas turėjo būti mirę? Tai yra be galo svarbu, tai yra žiauriai svarbu. Žodį, kurį gavau iš Dievo, tai buvo paraginimas. Tai buvo klausimas, brūkšnelis paraginimas. Ar mes turim tikėjimo ausį? Ar mes girdim tikėjimą? Kai skamba Dievo žodis, ar mes tai priimam tikėjimą? Ar tai tik muzika mūsų ausim, ar tai yra tik tai kažkoks burbuliavimas mūsų ausise? Ar mes turim tikėjimo ausį, ar mes pavedėm mūsų ausis Dievui, ar mes pavedėm mūsų ausis šventai dvasiai ir leidom šventai dvasiai naudot mūsų klausą, kai mes girdim žodį? Ar mes turim tą tikinčią ausį, kuri girdi pragaro šauksmą, ir tuos, kurie yra pragare? Ar mes girdim, kas vyksta ten? Dievas man uždavė šitokį klausimą. Ir žinot, aš prisiminiau kai ką, aš nežinau, ar aš buvau dalinęsis tuo, bet aš kai ką prisiminiau. Vieną naktį aš šlovinau Dievą. Tai buvo gal po kažkokio tai tarnavimo, aš grįžau namo ir aš tiesiog pasakiau, Roberta, aš einu dar pašlovinti Dievą, ir aš šlovinau Dievą. Ir aš buvau ant kelių. Ir aš klūpėjau ant kelių ir aš tiesiog šlovinau. Man buvo dvasinis šlovinimas, aš giedojau jam, aš jam dainavau. Ir staiga
aš išgirstu kažkas, va ta muzika, aš esu su ausininku ir ta muzika pasikeičia ir pradeda skambėti visai kitaip, pradeda skambėti visai kiti žodžiai. Ir aš girdžiu kaip kažkokią daugybę, masę angelų, ar kas ten buvo tokie, aš nieko nemačiau, bet aš girdėjau daugybę žmonių, masę žmonių, giedančių, šventas, 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 viešpats visagalis, visa žemė pilna jo šlovės. Ir tai kartos ir kartos, ir aš girdėjau nepaaiškinamus instrumentus, ir man buvo taip gera, aš verkiau ir ašaros taip bėgo žandais, kad tarsi kranakas būtų atsukęs ir aš pamenu, buvau atmerkęs akis ir aš žiūriu ant kilimo ir aš šlapę. Ir aš meldžiuosi ir man taip yra gera ir staiga tas angelų, tas gaudimas taip nutyla, po truputį tyla ir pradeda keistis jisai. Iš šauksmą, kažkokį šauksmą. Ir aš tarsi kažkokioj labai siauroj kameroj. Ir aš užsimerkęs, bet aš jaučiu, kad lyg sienos yra visai šalia ir ten yra šalta ir drėgna. Ir aš girdžiu, kaip šalia kameros kažkas šaukia. Kažkas šaukia, padėkit man, padėkit, aš girdžiu, aš žinau, kad tu esi čia šalia, padėk man. Ir šauksmas toks baisus, kad tarsi jam kažkas odą luptų, kažkas jam kaulus laužytų vieną po kito, kad kažkas lėtai jį kankina ir jisai klykia, rėkia, šaukia. Ir aš tada irgi šaukiu, sakau, Dieve, tu girdi, aš žinau, kad tu jį girdi, išgirski viešpatę, tu gali jam padėk. Ir aš girdžiu, kaip Dievas sako man, jam yra per vėlu. Ir aš sakau, ne, kaip taip gali būti per vėlu. Ir jisai sako, mus skiria neperžengiama erdvė. Niekas negali ateiti iš čia ir niekas negali ateiti iš ten čia. Jam jau per vėlu. Ir aš tada pamenu, man taip baisu pasidarė, kad aš greitai atsimerkiau ir aš supratau, ką aš ką tik girdėjau. Aš girdėjau, kaip kažkas pragare šaukia, kad jam padėti. Ir aš galvoju, ar mes tikrai turim tą ausį ir girdim, kaip pragare žmonės šaukia ir rėkia. Ar tu gali nusiųsti kažką, kas ateitų prie mano vaikų, kažką, kas ateitų prie mano mamos, kas ateitų prie mano namiškių, prie mano draugų. Siūs kažką, kas galėtų jos išgelbėti iš čia. Tai yra paskutinis mano troškimas. Ir taip šaukia žmonės pragare, atsiūs kažką, kad ir jie čia neateitų. Ir lygiai toks pat šaukimas eina iš dangaus. Yra du lygiai tokie patys šaukimai. Kaip Izaja 6 skyriui viešpats sako, ką aš siūsiu į tautas? Ką man pasiųsti tautas? Lygiai toks pat šaukimas. Bet ar mes paklusim tam šaukimui? Ar mes tikrai paklusim šitam žodžiui? Kuom baigėsi visą tai? Tas pats 15 skyrius. Dvidešimtantra eilutė. Samuelis sako, argi viešpats labiau vertina deginamąsias aukas ir atnašas, negu paklusnumą viešpaties balsui? Paklusti yra geriau negu aukoti ir klausyti yra geriau už avinų taukus. Nepaklusnumas yra kaip žiniavimo nuodėmė ir užsispyrimas yra kaip stabmeldystė. Kadangi tu atmetei viešpatės žodį, jis atmetė tave, kad nebūtum karaliumi. Mes turim būti sąžiningi vienas su kitu. Kaip turim būti sąžiningi, dar labiau sąžiningi su Dievu. Ar įmanoma būti nesąžiningu su Dievu? Jis viską žino.
Jis mato mūsų širdis, jis mato mano širdį. Aš jokiais būdais ne pamokslauju jum. Aš pamokslauju savo. Aš išgirdau šitą žodį pirmas ir su to žodžiu kovojau. Ir kovojau su nuodėmėm, kuriuose esu, kurios mane gundo, kovojau su pagundimais. Dėl to aš nusprendžiau būti sąžiningas su jumis. Ir trokštu, kad jūs taip pat darytumėte. Mes turėsim atgailos metą. Turėsim atgailos metą prieš Dievą. Užduokim dar kartelį savo klausimą. Ar yra kažkas mūsų gyvenime, tas, kas turėtų būti mirę? Dievo įsakymą, kad mes leidžiam tam klestėti.